Sveiki visi, jūsų dėmesio tinklalaidė Važiuojam. Joje šį kartą Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas ir mano kolega Lukas Paškevičius, aš Asta Dudurytė. Sveiki kolegos, labai malonu važiuoti, jau 5. kartą tai darome ir šiandien visas dėmesys į mūsų ministerijos kanclerį Tomą Daukantą ir prieš mūsų akis yra Tomo Daukanto gyvenimo aprašymas, kuriame iš tikrųjų galima įskaityti tokius žodžius. Biurokratas profesionalas viešajame sektoriuje net 2 dešimtmečius. Iš ties, nemažas laikotarpis. Pradėkime nuo biurokratijos. Šis sudurtinis žodis sudarytas iš biuro, tai yra biuro, ir kratos, tai yra valdžia. Kitaip tariant, tai yra biuro taisyklės, kurių privalu laikytis, kurių laikosi biurokratas. Kancleri, sakykit, kaip Jūs manot, kodėl visuomenėje biurokratas turi tą neigiamą atspalvį tokį? Juk pati biurokratija yra apie gėrį, apie tvarką organizacijoje. Sveiki. Turi tokius kolegas kaip Asta ir Luka ir supranti, bet prasideda pokalbis nuo to, kad profesionalas tarsi kaip ir gerai, biurokratas, nieko gero. Nes aš tai sutinku su žmonėm, kurie piktinasi žodžiu biurokratas, nes biurokratas iš principo yra kas? Tai yra labai pagal taisyklės, labai pagal formuluotės ir neorientuotas visai į rezultatą. Tai aš, tautiečiai, suprantu, kad toks 20 metų. Aš tai galvočiau, kad vis dėlto ne, nes ir pati biurokratija vis dėlto keičiasi. Pati biurokratija gal ne, bet ministerijų darbas, valstybinių institucijų, savivaldybių vis dėlto jau yra kitoks. Jis visada galėtų būti geresnis, bet žodis biurokratija tai ir mane gąsdina, nes toks jis ir per griežtas, ir toks stagnatoriškas, nejudantis, kai jau apie procesus kokius. Kaip vykdomi, tai jau yra kas kita, atrodo geriau. Bet procesams valdyti irgi reikalinga tam tikra tvarka, taisyklės, reglamentas, kurio turėtų laikytis, kitaip ar važiuotų tas organizmas. Čia yra momentas, kad mes dažniausiai, kai susiduriam su valstybės institucijom, ministerijom, vyriausybė, savivalda, mes norim čia ir dabar. Kai nueinam į Lietuvos banką, arba Lietuvos bankus apskritai ir mums pasako, kad bus trukmė tokia, vienokia ar kitokia klausimo svarstymo. Norit sąskaitį daryti, užpildykite N formų ir panašiai. Ir mums kaip ir tvarkoj. Tai yra klausimas turbūt panašus, kad kiekviena organizacija, jeigu jinai yra didelė, o valstybinis sektorius tikrai yra didelis, jis turi turėti taisyklės. Tik tai tiek, kiek mes pagal jas gyvename ir kaip jas mes taikome. Nes ne veltui turbūt yra tas žodis itališkas streikas. Tai daugeliui turbūt žinoma, tai yra procesas vykdomas griežtai pagal punktus, pagal taisyklės. Tai bet kokį gerą dalyką galima sužlugdyti. Vykdant itališką streiką, dirbant nuožmiai pagal kiekvieną punktą, bet nesiorientuojant į esmę, į klausimo problematikos įsprendimą ir panašiai. Ar tai yra gerai? Ne. Tai kas mane motyvuoja būtent tuos dalykus keisti ir tai turim keistis šitą dalyką. Ir aš kviečiu kolegos neužmiršti Lietuvos Respublikos konstitucijos 5 straipsnio. O ten parašyta, kad valdžios institucijos tarnauja žmonėm. Geresnių žodžių nesuradęs. Kaip vyksta ta tarnystė? Nes 13 000 raštų pernai gyventojai siuntė į ministeriją atgal, šiemet turbūt yra visai kitokie skaičiai. Ar taip ir vyksta ta tarnystė, jeigu gyventojas kreipiasi raštų į Susisiekimo ministeriją, kaip realiai vyksta tos problemos sprendimas ir ar tikrai gali būti, kad ta problema ir bus išspręsta? It depends. Arba kiekvienas klausimas arba situacija yra individuali. Jeigu mes norėtumėm pasiekti kaip rodiklio daugiausiai raštų parašymo, tai būtų viena. Kitas dalykas yra klausimas tada per kiek laiko atsakome. Tai vėlgi matom, pavyzdžiui, galėtumėm, kolegos, aš net galvoju apsvarstyti, ar nereikėtų, kad, pavyzdžiui, pasiekti rezultatą, kad atsakytumėm per 3 valandas į bet kurį užklausimą. Įmanoma tai būtų. Drąsiai. Tik reikėtų kokio personalo 3 padidinti ir tai padarom.
Bet komunikacijos skyriuje yra tik, man atrodo, 4 ar 5 žmonės, kurie 4 žmonės. gerokai greičiau atsako negu per 3 valandas kolegoms žurnalistams. Ne visada, nes struktūra didžiulė. Iš tikrųjų, turi vis tiek užklausą persiųsti specialistui, specialistas pagalvoti, tada, iš to ir susideda visas procesas, kuris kartais ir išsitęsia, nei 3 valandas, ilgesnį laiką, kas turbūt ir nepatinka visuomeniai. Nes vis tiek viešasis sektorius daugeliui atrodo, kad ten krūvos popierių ar ne, kaip ir minėjot, 13 000 raštų per šiuos metus išsiuntinėta. Ilgos susirašinėjimo valandos arba ten dienos ir taip toliau. Tas matomai ir sudaro tą įspūdį, tokį neigiamą biurokratijos įspūdį, ar ne? O jeigu, kanclerė, visą tai perduoti dirbtiniam intelektui? Naujas kolega, kitas kolega. Viskas. O kasgi yra? Ateina raštas, jis užregistruojamas, persiunčiamas specialistui, gaunamas atsakymas, išsiunčiamas adresatui. Ar čia labai jau reikia daug žmonių? Dirbtinis intelektas jau čia mūsų nūdiena, tai manau dažnas mes panaudojam, bet man toks kyla klausimas, ar dirbtinis intelektas nėra tas naujasis puikus biurokratas. Kokie požymiai? Jis yra atpažįstamas. Yra programėlės, kur gali įsivesti ir užklausti, ar tai yra dirbtinio intelekto sukurta. Atpažins. Jis labai struktūruotas savo dalim. Kur dar yra momentas, tai jisai yra greitas, kas mums labai patinka. Tai dalį dalykų tikrai tai padeda, tai instrumentas, kuris padedantis, bet ar jis gali pakeisti, tai turbūt dar keli momentai, nes dirbtinis intelektas vis dar turi haliucinacijų. Mes tikim, kad valstybės tarnautojai haliucinacijų mažiau disponuoja. Vienas dalykas. Kitas dalykas, viešojo sektoriaus žmonių, tie, kurie kūrė pridėtinę vertę, kurie orientuojasi į rezultatą. Labai dažniausiai tai yra kūrybinės situacijos. Kaip ir kolegos komunikatoriai sako, taigi klausimų įvairovė sudaro tą kūrybinę erdvę, kur dirbtinis intelektas mums pagelbės tam tikro struktūrizuotą atsakymo dalim, tam tikro užvedimo, kur galėtumėm atrasti didesnių atsakymų, arba kaip tai daryti tiesiog geriau, greičiau, bet gale ką mes sprendžiam. Ar tai mes sprendžiam, kad tai žinotų procesų žmonės, procesus kaip tokius, kaip vykstančius. Dažniausiai žmogus, man atrodytų, kad iš valstybės ko laukia. Tai yra tam tikrų paslaugų užtikrinimo, kad tam tikri dalykai būtų, o visą kitą žmogus gali pats pasidaryti. Tai vienas iš momentų, kad kartais reikia netrukdyti. Kaip ir žmonėm ministerijoje, pavyzdžiui, Lukui su Asta. Netrukdyti dirbti, šviesti visuomenę, sugalvoti kažką. Ir žiūrėkit, sugalvojo, važiuoja. Aš tai gal būčiau lekiam sakęs, bet važiuojam irgi gerai. Pradėsim nuo važiavimo, kitais metais galėsim lėkti, o dabar važiuojam į mūsų sostinės gatves, ten pasižiūrėsim, ką žmonės kalba apie dirbtinį intelektą, ar skiriasi jų nuomonė nuo mūsų kanclerio. Ar dirbtinis intelektas pakeis ir ar gali pakeisti biurokratus Lietuvoje? Biurokratus? Aš manau, kad dirbtinis intelektas anksčiau ir vėliau pakeis visus. Praeis kažkiek 100 metų ir palaikys visą tvarką. Manau, ne. Manau, gal kažkiek taip. Kaip galvojat, ką galėtų daryti dirbtinis intelektas už valstybės tarnautojus biurokratus? Gal labiau, kaip pasakyti, parodyti netikrą gal savo tą veidą. Mums kažkaip pateikti gerą informaciją ir gražią informaciją. Manau taip. Manau, kad gal ne. Taip. Ką jis galėtų daryti už juos? Standartinės funkcijas. Tiesiog tai, kas reikalauja paprasto tokio monkey job, kaip sakyt, bežionėlės darbo. Paspausti, nudreginti, nustumti, optimizuoti. Taip, žinoma. Ką galėtų dirbtinis intelektas už juos daryti? Viską. Štai tokie atsakymai sostinės gatvėse. Viską galėtų daryti. Bet, kanclerė, vis tiek anksčiau ar vėliau neišvengiamai ir dabar jau žengia tas dirbtinis intelektas į organizacijos procesus ir kaip ir anksčiau neįsivaizduodavom turbūt, kaip galėtų visi dokumentai nusėsti elektroninė erdvėje. Dabar visi dokumentai elektroninė erdvėje, taip matomai anksčiau ar vėliau. Tos pačius biurokratus bent iš dalies pakeis dirbtinis intelektas.
Taip, ir dirbtinis intelektas čia. Jeigu biurokratus pakeisti, labai gerai žinau. Jeigu valstybės tarnautojus, kurie siekia geriausių rezultatų, tai klausimas kaip įrankio. Bet aš su Vilniečiais, kurie gatvėje pakalbinti, tikrai iš dalies tikrai sutinku, nes monkey jobus tai ne valstybės tarnautojai turi daryti, o tai turi gauti kaip paslaugą ir jį operatyviai. Dirbtinis intelektas čia mūsų įrankis ir jį mes naudosime. Gal dirbtinis intelektas padės sutaupyti ir pinigų, tai yra 20-osios vyriausybės vienas prioritetų buvo ir 19-os vyriausybės, norime taupyti valstybės lėšas, ar jis galėtų tą daryti? Nu, kodėl ne? Viešasis sektorius kaip iš principo turi tokio pasako personažo tipažo kaip slibino. Vieną galvą nukapoja, atsiranda keletą. Tai slibinas iš principo kaip personažas, kaip ir nieko. Ir toksai gali būti ir teigiamo, ir neteigiamo dalyko, pasižiūrėti kokiam amplua. Bet iš principo, kad tai turi būti karts nuo karto įsivertinama, monitorinama ir ar to reikia, klausimą užduoti, tai visada to reikia. Tai pavyzdžiui, mes 25 metų pabaigoje pasižvelgę į sektorių, radom 500 paslaugų vienoje institucijai, dėl kurių 6 metai nieks nesikreipia. Bet organizacijos turi, jas kaip ir administruoja, įsivertina, kokio resurso reikėtų, būdinčio, nebūdinčio, naudoti dirbtinį intelektą, nenaudoti. Tai yra tam tikri resursai naudojami, kad būtų išlaikytas organizacijos dalis tam, dėl kurių net nesikreipia. Aš nenoriu pasakyti, kad ten buvo žmonės, kurie laukė 6 metus kažko, jie buvo įveiklinti kitiems darbams, tam būtinybėm kaip tokiom, kur tikrai žmonės ir organizacijos, įmonės kreipėsi ir atliko tikrai naudingą pridėtinę vertę, bet organizacijoje buvo įvardinta, kad sveiki tautiečiai galit kreiptis ir gausit paslaugų. Kam to reikia? Niekam nereikia 6 metus. Ar tai turi būti? Jeigu reiks gyvenime, kad nors ir tada bus atstatyta, sukurta, padaryta geriau, o gal ir dirbs dirbtinis intelektas, tai nes to tiesiog dabar nereikia. Ir tokių pavyzdžių galim ne vieną rasti. Galime nuo stambesnių dalykų, nuo mažesnių. Ir pats smagiausias dalykas, kai kolektyve tai yra pasakoma, kai sveiki, gal tiesiog tai galim padaryti paprasčiau, greičiau, operatyviau, efektyviau, tai pats malonumas tada yra darbuotis tokiam. Nuo to, kaip galime sutaupyti eurą prie euro, centą prie cento, pereikim prie tų milijardinių projektų, kas yra mūsų žiūrovams turbūt įdomiausia, tai ir Via Baltica, ir Rail Baltica. Ir aš įsiterpsiu pasakydama, kad labai didelę dalį investicijų į šiuos objektus Europos komisija skyrė per Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Taip, be Europos Sąjungos, man atrodo, kad mes tikrai negalėtumėm taip greitai judėti ties šiais projektais. Kancleri, kaip jums atrodo tas oro uostų modernizavimas, plėtra, netgi 1 kilometro patiesimas, čia taip pat netrukus žiūrovai pamatysite vaizdo siužetą, kiek tai galėtų kainuoti. Kodėl tai yra tokie brangus dalykai? Kodėl mes milijardus, milijonus išleidžiam šiem projektam? Kodėl yra brangus dalykai? Lukai, tu čia mane pagavai. Pagalvokit atsakymą, kancleri. Pažiūrėkim, ką apie kilometro kainą mano mūsų kalbinti Vilniečiai. Kaip galvojat, kiek kainuoja 1 kilometras asfalto? 1 kilometras asfalto neįsivaizduoju. 3 variantai spėjimui. 250 000, 2 milijonai, milijonas. Gal 250 000? 1 milijonas. 1 milijonas? Kaip atrodo jums, daug, mažai? Daug. Daug? Daug. Manau, kad čia yra daug. Žinokit, net neįsivaizduoju, tiesą sakant. Galiu duoti 3 variantus. Taip. Tai būtų 250 000, 1 milijonas ar 2 milijonai. 250. Žinokit, šiek tiek daugiau, 1 milijonas. Kaip galvojate, tai daug ar mažai? Daug, labai daug. Nežinau, kiek kainuoja. Galiu duoti 3 variantus paspėliojimui. Ar tai bus 1 milijonas, 2 milijonai, 250 000. Kaip galvojat? 2 milijonai tas būtų. 2 milijonai. Taip. Šiaip teisingas atsakymas 1 milijonas. Jums atrodo, kad daug ar mažai tas 1 milijonas asfaltui? 1? Taip. Nežinau kaip. Daug. Daug, ar ne? Taip. 1 tai daug. O Dieve, nežinau, žinokit tikrai. Galiu duoti 3 variantus. Gerai, duokit.
250 tūkstančių, milijonas, 2 milijonai, kaip galvoju. Kilometras. Taip, 1 kilometras ištiest asfalto. Nu tai tas pirmas variantas mažiausias gal. Nežinokit, 1 milijonas. Kaip galvoju, Kaip? tai yra daug ar mažai? Nu daug. Daug, ar ne? Taip. Kaip galvoju, tai yra daug ar mažai? Daug, aišku. Daug? Daug. Daug. Palyginus su mano pensija, tai oi. Na, palyginus su pensija iš tikrųjų atrodo labai daug, bet paskaičiavus šiaip projektų kainą, tarkim, Vilnius Utena ruožo rekonstrukcija apie 100 milijonų, tai yra tik 43 kilometrai. Tai čia jau kilometro kaina dar didesnė. Via Baltica 224 milijonai eurų. Taigi, Rail Balticos projektas milijardinis, tai tikrai protų nesuvokiami pinigai. Kas yra džiugu? Yra dvi pusės. Yra, ar mums tokių dalykų, tokios infrastruktūros reikia, tai yra vienas dalykas. Kitas, dabar jau nebėra nieko neįmanoma. Trečias momentas, kad reikia skaičiuoti. Reikia skaičiuoti, ar tai yra adekvatu ar neadekvatu. Ir kiekvienam žmogui, ypač močiutėjai, kur paskutinė buvo mūsų reportaže, tai tikrai matuoja pagal save ir savo pajamos. Ir gyvenimo tai gali būti dydžio pajamos. Bet klausimas yra ir kitas, ar medžiagos, ar žmonių darbai, darbo užmokestis, ar ekspertų samdymai. Ir visa kita to dalies, kur pridėtinė vertė sukuria, nes kuo infrastruktūros kūrimas, ar tai būtų kelių, ar geležinkelių, ar Luko gražiai vardinamo planuojamo naujojo terminalo oro uoste atidarimo, kiekvienas euras sukuria papildomai, nes tai yra ekonomikos kaip ir ašis papildomai. Tik tai tie, kas yra džiugu, kad šiais laikais nebėra kažko neįmanoma. Viskas tai yra padaroma, inžinieriai suprojektuoja, naudojant jau irgi dirbtinį intelektą, bet visa tai yra pasiekima. Bet ar galim pasiekti tai vienu įpū, kaip Via Balticos projektas, kur jau daugelis turbūt lietuvaičių pasinaudojo ir naudojosi, vykimas nuo Vilniaus arba dar labiau nuo Kauno iki Varšuvos, kokia yra trukmė. Noras naudotis tvariu Lietuvos geležinkeliu ir nuvykti į Europos šalis. Tai pas mus turbūt jau atsiranda kitas spaudimo dalis, tai yra tai, kad tautiečiai pabuvę užsienyje, pamatė irgi tam tikrų paslaugų, tam tikros infrastruktūros, nori ir savo šaly, kas yra labai gerai. Tik tai kur valstybės tarnautojai pasitarnauja, vertinami duomenys, kur efektyvumą galima labiausiai pasiekti, kur prasmingiausia yra investuoti, nes pinigai tikrai yra dideli, todėl mes juos turim naudoti atsakingai ir prasmingai. Viena problema gali būti pinigai, kita problema gali būti žmonių trūkumas, kad pinigų turime, o kas tos projektus padarys, nėra. Ir universitetai lygiai taip pat dabar kalba apie tai, kad inžinerinės studijas renkasi vis mažiau jaunų žmonių. Tai ar neturėsime ir ar dabar jau neturime tokios problemos, kad tą pačią Rail Baltica statyti, bėgius tiesti, kelią taip pat daryti, Via Baltica mūsų nuo Kauno iki Rygos, nebus kam daryti? Vėlgi, man patinka pasižiūrėti iš kelių pusių. Iš vienos pusės nėra sektoriaus Lietuvoje, kur netrūktų žmonių. Ar tai būtų gydytojai, ar tai būtų pedagogai, ar tai būtų inžinieriai, ar tai būtų elektrikas, ar tai būtų santechnikas, ar tai būtų valstybės tarnautojas. Nėra sektoriaus, kur žmonių netrūktų. Bet iš kitos pusės, kai mes vertinam žmogaus darbą, kai mes žinom vertę, tai ir turbūt yra naudojami kiti instrumentai, kad naudotumėm juos efektyviausiai. Ta pati jau nekart apdainuota įrankį dirbtinį intelektą, kitus proceso efektyvumo elementus, tai yra, kad galėtume pasiekti kuo paprasčiau ir naudojant tinkamą žmonių resursą. Bet su tuo iššūkiu susiduriam, su šituo klausimu reikia darbuotis ir čia tokio recepto, kuris išaiškus ir iš karto randamas priešnodis, tai nebus toj vietoj. Tai ar šiuo metu mes užtikrinam atitinkamą resursą per įmonės, per subrangas, per kvalifikacijų pritraukimą, tie darbai yra atliekami, visada norėtųsi dar geriau, bet vyksta neblogai.
Susisiekimo sektorius iš ties labai platus ir matom Lietuvos geležinkelių lokomotyvą ant stalo ir elektromobilį. Traukiniai beje netrukus atsinaujins, jau šiais metais galėsite važiuoti pačiais naujausiais šveicariškais. Taip pat ir paštas lentynoje ir lėktuvas. Tai kokia vizija dabar yra 26 metam, kadangi dabar yra vasaris, metai tik prasidėjo, kokie bus tie metai susisiekimo sektoriuje? Kokia vizija? Intensyvus, nes lūkesčiai tikrai yra dideli. Dažnas vairuotojas patiriam kelių infrastruktūros gėrį ir malonumą, norėtumėm visi geresnio, tai atitinkamai turim čia darbuotis. Geležinkeliuose vėlgi yra Rail Balticos tiesimo darbai, kurie yra įgavę pagreitį ir turės jis nemažėti. Paštas, kur atitinkamas sektorius turi gerą konkurenciją su visais ir turi užsidirbti patrauklumą ir norą, kad žmonės užsakytų būtent paslaugas iš Lietuvos pašto, dar ryšių nepalėtėm, dar oro uosto galimybių plėtros naudotis, skrydžių pasiekiamumas Lietuvos. Tų yra daug klausimų ir vienas iš tokių artėjančių irgi tokio reputacinio, kur valstybės tarnautojams ministerijai aktualus yra, tai yra 27 metais artėjantis ES pirmininkavimo darbai, kur irgi yra ne paskutiniai vietoj ir turėsim rodyti lyderystę, kur mes ją parodėm 2013 metais ir ją pakartosim dar geriau. Ar ne, Asti? Žinoma. Taigi, intensyvumas laukia didžiulis, turėsime apie ką kalbėti, taigi turėsime turbūt dar ne vieną progą susitikti ir važiuoti. Ačiū šiandien už buvimą čia kartu. Priminsiu, kalbėjome su Susisiekimo ministerijos kancleriu Tomu Daukantu. Kartu su mumis buvo Lukas Paškevičius. Visa informacija apie Susisiekimo ministerijos veiklą, planus, strategijas rasite ministerijos internetinėme puslapyje arba skenuodami QR kodą, kurį matote. Ir visada galite pasikreipti, parašyti, paskambinti. Ne, ačiū. Bet taip, visada kviečiam. Apsilankyti tiesiog ministerijai. Kodėlgi ne, gyvas bendravimas pats geriausias. Atvažiuokite svečius. Tai ačiū visiems uždėmesi. Priminsiu, kad didelę dalį investicijų apie mūsų aptartus projektus, į tuos projektus Europos komisija skyrė per Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Taigi dar kartą ačiū visiems, geros dienos ir iki kitų susitikimų.